Papildomoje išvadoje teismo medicinos specialistai paaiškino, kaip Andrasiaus Kedžio kūno po mirties galėjo atsirasti sužalojimai, tačiau iš esmės išvada nesiskiria nuo ankstesnės. Išvadoje nurodyta, kad dalis sužalojimų galėjo atsirasti veidų remiantis į ant žemės buvusius neligumus, net metama sužalojimo padarimo galimybė, apžiūros įvykio vietoje metu, įpakuojant pervežimui, transportuojant ir apžiūrinėjant. Andrasiui Kedžiui nustatyti sužalojimai, ar bent dalis iš jų, galėjo atsirasti ir agonijos ar mirties metu. Kedžio sesuo papildomą išvadą netikė. Nei gulint, nei transportuojant, tokie sužalojimai negalėjo būti veidui padaryti, kadangi jo kakta įlenkta, dešinys skruostas sulaužytas, greičiausiai galimai net peršauta, jo visas liežuvis perplėštas. Tai tokie sužalojimai nei gulint, nei transportuojant neįmanomi. Kad išsklaidytų abejonės, prokurorai kreipsis į užsienio ekspertus, kad jie atliktų Kedžio lavono ekspertizę. Vokietijos, Danijos ir Šveicarijos ekspertai jau konsultavo Lietuvos ekspertus, tačiau oficialių išvadų prašyta nebuvo. Konsultavimas vyko elektroninių laiškų pagalba ir mes sprendėm klausimą, ar mums tas jų konsultacijas verta prašyti oficialių, ta prasme, kaip po tyrimo išvadų. Nusprendėm, kad tai kainuos pinigus, kaip generalinis sakė, brangiai kainuojančių visų pirma. Visų antra, buvo su jais bendrauta ir nuo to, kad mes paskirstim tyrimą, jų nuomonė nebūtų pasikeitusi. Tai yra būtų pinigų išmetimas. Todėl mes to nedarėm. Užsienio ekspertų buvo prašyta nuomonės pateikus kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimus. Dabar bus prašoma atsakyti į daug daugiau klausimų. Gali būti, kad reikės ekshumuoti Kedžio kūną. Jeigu užsienio ekspertams nepakaks duomenų, kurie bus pateikti, tai yra ir magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, išvados, filmuota medžiaga, bus sprendžiamas klausimas ir dėl šito. Artimieji sako, kad ekshumacija būtina. Tai reikia tada būtinai ekshumuoti, nes jau jie medžiagą buvo pateikę ir Danam. Tai Danai savo laiške Valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovui Pauliukevičiui parašė, kad matosi ne visas skeletas. Tai reiškia, jie pateikė tokią medžiagą, kurioje galimai net galūnių ir galvos nesimatė. Prokurorai kol kas nenusprendė, tačiau greičiausiai prašys vokiečių atlikti ekspertizę. Kiek kainuos neaišku. Aurelijus Griškevičius, Donatas Pakštys, LNK žinios Vilnius.